Nors žinoti maisto kaloringumą yra klastingas. Vertinant iš vienos perspektyvos, tai neblogas būdas sužinoti, ar nepažįstamas maistas suteikia daug energijos ar ne. Tačiau gerai būtų nepamiršti, kad visiškai nepažįstamą maistą valgome labai retai. Be to mes turim vidinį mechanizmą, kuris mums patars iš patirties. Daugiau energijos turinčiam pažįstamam maistui dažnai teiksime prioritetą. Šis metodas puikiai veikia maisto trūkumo sąlygomis, ir tiesą sakant labai nepadeda maisto pertekliaus sąlygomis. Vertinant iš kitos perspektyvos, konkretūs skaičiai labai sustiprina suvokimą, jog situaciją galime griežtai kontroliuoti. Kartais tai virsta ne tik noru, bet ir griežtų reikalavimų savo kontroliuoti ir obsesiniu elgesiu. Nors realiai mes niekada nežinome nei kiek tiksliai kalorijų maiste yra, nei kiek mes jų suvartojam. Vienas iš šiandien skaitytų tyrimų kaip tik nagrinėja, kas padeda pasirinkti mažiau kaloringą maistą. Maisto vertė kilokalorijomis arba santykinė kalorijų dalis, pavyzdžiui, nurodyta 30% mažiau kalorijų nei kaloringiausia alternatyva. Tačiau nereikėtų visų suskirstyti tik į vieną grupę, juk ne visi siekia valgyti mažiau. Kitame tyrime valgymo sutrikimų grupės dalyviai kaip tik dalyjosi savo patyrimais apie tai, jog akivaizdžiai įvardyjama maisto vertė kalorijomis kaip tik labai apsunkina ramų ir sveiką požiūrį į maistą, o tai stabdo sveikimo procesą. Tokių sunkumų turi tikrai ne vien valgymo sutrikimo grupė, visi, kas įtiki stebuklingų kalorijų kontrolės poveikiu, išgyvena lygiai tokius pat sunkumus. Mano nuojauta sako, kad kalorijų skaičiavimą ir kontrolę išbandėm, supratom, bet dažniausiai mūsų tikslams jis vis tik nelabai tinka. Skanaus, taikos ir ramybės.